Labas, mėlyjei, sveiki atvykę naują video. Iš tikrųjų, šią savaitę vyks labai įvairiausių daug dalykų, bet visi labai nuostabus ir mes labai nekantraujam. Vienas iš jų yra tai, kad mes važiuojam šiandien su Kaunučiu pasimti vištų. Mes turėsim vištų. Tai pasimsim vištas, dabar aš laukiu, kol vaikas pamiegos, atsikels po pietų miego ir tada mes važiuosim. Nežinau, kaip man reikės atsigabenti jas, išsimti iš mašinos, perkelti į vištų gardą. Na, žodžiu, žiūrėsim, kokie čia bus reikalai. Kitas dalykas, mes daržą daromės kieme, tai sukasėm žemę, žodžiu, šovėm senus medžius ir taip toliau, kelsiu keletą nuotraukų prieš ir po. Ir norim dabar iki lėliuko atvykimo. Kas liko, nežinau, gal turbūt kokios 6 savaitės, 7 maks, ne 7, mažiau 6 savaitės jau lygia, mažiau dar negu 6. Iki lėliuko atvykimo į šį pasaulį noriu, kad man beliktų tiesiog palaistyti daržus ir kartais paravėti kažką. Nes norim viską pasidaryti ir dabar aš esu apskritai tokiam nesting mode, tai atrodo viską noriu susitvarkyti, kad viskas gražu būtų, viską suspėti, viską padaryti, na žodžiu. Žiūrėsim ir padarysiu vlogą tokį ir parodysiu paskutinės, nežinau, gal kiek ten tų video išeis padaryti iki vaikučio gimimo, bet, nes mes vaikučio sakau, nes nežinau, ar berniukas ir mergaitė, pasiliekam staigmeną, taip darėm ir su Kaunu, tai irgi nežinojom, tai labai nekantru. Nežinau, aš kažkaip galvoju, kad berniukas, gal dėl to, kad jau prie berniuko pripratus, bet labai daug žmonių irgi, kas pažiūrėjo pilvo, sako, oi, tikrai mergaitės. Na, žinokit, su tuo tikrai tas ir tikrai anas, tai, sakau, 50-50. Tikrai niekas negali žinoti, kas tiksliai bus. Tai turi 50% šansą atspėti. Na ką, mėlyjei, sveiki dar kartą atvykę į šį video ir aš tikiuosi, jis jums patiks. Iki. Yeah. Mes išsigas vištytės. Čia kako vištytė. Visą padarėm, va. Viskas. Va, mūsų vištytės. Va. Va, ir pirmas kiaušinukas. Nuėjom vakarė patikrinti, kaip jam sekasi, žiūriu, vieną kiaušinį padėjo. Labas rytas, kitas rytas, mūsų vištytės jau vakar buvo padėję 2 kiaušinius. Tai nu dabar pasižiūrėti, ar padėjo dar kiaušinukų, nes mačiau vieną taip taisėsi. Labas rytas, vištytės. Va, apsižiūrėjot, kaip čia jum. Ar patogu bus, jo? Labas ryt. Va, vienas kiaušinukas tupi. Va, štai ir kiaušinukas. Šaunuolės, jau matau balta, kuri nufas gal. Kaunutis pavadino vieną nufu, vieną turi skiautą. Tai yra trumpesnė. Kur va Nutella vandenuką geria. Va, jau matom, kaip geria. Ko nors čia padarė, žinokit, mechanizmus, aš jums papasakosiu, aš vėliau paprašysiu, kad jisai paaiškintų ir jums surašysim viską, kam įdomu, kas vištyčių nori namie. Tai jau turi 2 vištytės, 2 baltus kiaušinius jau turim ir 1 rudą, šaunuolės.
Na, dabar jau kiek 2 savaitės po pasiėmimo vištyčių. Tai mes labai apsidžiaugiam pirmą vakarą. Padėjo 1 kiaušinį, kitą rytą padėjo ten 3 kiaušinius, dar kitą dieną 4 kiaušiniai iš viso buvo. Paskui ten 3, po to ten 2 ir, žodžiu, vėl 3. Ir dabar paskutinės 3 dienas baltos vištytės nebededa kiaušinių. Mes jas ir lauką išleidom pasilakstyti, čia daugiau vietos, viską. O baltos buvo tos, kurios daugiausiai dėdavo, tai dabar nežinau. Kaunai, negalima taip spirti, negalima. Šitas gąsdino mūsų berniukas. Tai ruda 1 vištytė deda, o kitos dar 2 rudos nepradėjusios dėti. Tai čia Konoras reikės, aš paimsiu ir pakviesiu, kaip ir minėjau, kad paaiškintų, ką jisai čia padarė, kokias sistemas. Ir čia padarė tokį, mato čia va, į vidų, kad jos neišsikapstytų. Bet mes čia žolytės pasiėm tokios specialiai vištytėm yra pirkti. Ir paskui jinai kaip auks, tai jinai per tas groteles išlys ir jos galės ją valgyti. Tai maistinga žolytė, aš nežinau, kokie čia daigeliai iš viso, bet ten labai didelis miksas. Aš nežinau, čia gal net ir saulėgrįža kažkokia, nes kai siemkutės atrodė sėklos. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, ar pradės mūsų viščiukės vėl dėti, bet dabar tik tai po 1 kiaušinį gaunam kas 2 dieną. Bet sakau, dar 2 nededa, tai jos turėtų dar rudas 2 kitos pradėti dėti, nes jos dar biški jaunas. Ate, sakai jau? Jau ate. O mes kieme, kaip matėt, pradėjom darytis. Ate, dar ne, mamytė dar šneka. Tu sakysi ate? Sakyk ate. Ate. Bye. Bye. Ei! Mes pradėjom kiemę sėtis viską ir nuėjom pas dėdę tokį. Ate, palauk, čiukutį tuoja, aš papasakoju dar. Nusipirkom braškių, žodžiu. Oi, Kaunutė, nečiupink, tik tai čia jakai vištyčių kakas bus visur. Braškių nusipirkom, tai pasivadinsim braškyčių, nu, žodžiu, turėtų būti smagu. Nutella. Nu, pakelk Nutella. Gražiai. Nice. Hello. What do you have here? This one's called Nutella, named by yourself. No. Oh. Where are you going? Okay, as promised, I wanted to let people know how did we come up with the chicken coop and what are the functions about it and everything. Show us what are the fancy things that our chickens got. Well, I don't know if you've noticed, but the prices of eggs are bloody ridiculous. We're spending probably $30 a week at least on eggs. So where our council is, we're allowed to have 6 chickens, and at $30 a chicken, I thought it was a pretty good investment for our family. Yeah, agree? Agreed. So do you want to take us inside or starting on the outside of the coop? I'll just tell you a little bit about the grand design. Yep. My wife Carolina is petrified of snakes. Yep. So one of the main goals for making this chicken coop was to try and make it rodent proof, hence the small mesh design and corrugated iron. And so far I don't think we have rats, which is good, keeps the snakes away. I made the chicken coop myself too. Tried to make it as cheaply but as sturdy as possible. Found all the roofing on Marketplace. And yeah. Go ahead, take us inside. This is the poo tray. It's paid $20 for it on Marketplace. It was a stainless steel shower tray, so it's going to hold all the shavings and poo, and we'll be able to remove it when it comes to it. And that's where they sleep too? Yeah, that's Right where above? Yep. It's pretty cool how chickens go straight back into the coop when the night comes. Fantastic. The layer box is just, I think I paid $10 for it off Marketplace. It's just an old toolbox. Got the shade cloth in there to try and
make it a little bit more cozier, but might improve that a little bit later on. This is their feeder, so we want to keep the rats away as well, so that we don't have open feed container anywhere, so the chickens simply come along and they peck that, and the feed comes out. So There you go, enough is here for some food. it seems to work pretty well. Just chop it up from the top. Oh yeah, it just pops off here. Yeah. Further feed. Put this little cage in with like little herbs and that the chickens, they won't eat the whole root system. So we've got the cage there to give them a bit of protection. Now this is probably my pride and joy. The 30-litre stainless steel self-watering system. We're trying to limit like things like microplastics and that, so bought that 30-litre keg off Marketplace, and I made up this little drink trough, and it's just a garden hose with a valve in the middle. Now, important thing with this, you have to have the top fully sealed, which creates an air lock and a vacuum, so that that valve is open and no water is coming out. That's because the pressure outside is stronger than the pressure that's in the tank. Now see, there's a slight little hole at the bottom. Soon when the chickens drink that water out and it gets low enough, hear that? Air travels up into the bucket, and then it'll stop when it reaches a certain line. That's so cool. Good job. And what's that? The little thing? Oh, shell grit for calcium intake. Yeah, so we either do that or we can give some crushed eggshells, oyster shells, just saying it's good, but we're not really massive fans of oysters, so we don't eat that much, and we can't provide that for them. Cool. Okay. Fantastic. And then they'll do a little garden here. The aim is, this is rosemary. Kodėl aš nežinau daugiau, kodėl aš šneku angliškai toliau. Čia rozmarino, žodžiu, ir norim padaryti, kad būtų ir gauti jo šešėlio, nes vasara bus labai karšta ir jos dažnai labai slepiasi tenai pačiam kamputyje. Tai mes norim rozmarino čia pasėjau. Tada noriu dar irgi keletą turėti indelių su gėlėm. Ir čia pasodinom pasiflorą. Tai apatinis lapelius jau mūsų viščiukės nugriaužė ir uždėjau plytas, kad neiškastų šaknų. Ir kai įsibujos labiau, tai vėlgi duos šešėlio. Tai štai. Pagrindus pabandysiu išversti video, nes labai daug čia visokių sudėtingų detalių, tai aš nežinau, ar lietuviškai įmanoma bus paaiškinti. Tai kam įdomu, galėsiu bandyti kažką išversti ir daugiau papasakoti, bet sakau, viską padarė Konoras, viską ir patį narvą ir sistemą vandens ir sistemą maitinimo, žodžiu, tas maitinimas vyksta taip, kad tenai nebūtų žiurkių jokių ir pelių per daug, kadangi vėl tie griaužikai pritrauks gyvačių, ko aš labai nenoriu, ir padarė tą fainą tokį narvelį chicken weed, vadinasi, chicken grass, viščiukų žolė. Tai ir kai auga, išlenda per tarpelius, jie tenai viską nuskina ir suvalgo. Ir mes vis pasėsim, nes vėlgi vitaminai ten ir taip toliau. Tai stengiamės visko duoti vištytę mūsų, ko tik įmanoma, kad kiaušinukus dėtų gerai. Ir mes iš tikrųjų, sakau, kai tik tai, kaip ir minėjau prieš tai, kai tik jas pasiėmėm, tai labai daug dėjo ir paskui kažkaip pristojo. Tai mes žinom, galvom, kad galbūt netiko maistas, ar galbūt išsigando kažko, gal kažkoks posmas bandė naktį ateiti ar kažkas. Ir iš tikrųjų čia apdėjo aplinkui visą narvelį, vištų gardą, matėt, akmenukais Konoras viską apdėjo gražiai, bet jos ten ar iš vidaus pasikasa kartais būna ir tie akmenukai sukrenta ir būna skylė, ar nežinau, ar gal kažkoks posmas naktį bandė lysti. Tai buvo skylės keletą kartų ryte pamatėm, tai vėl bandom vis apdėti ir žiūrėsim. Iš tikrųjų gal ten reikės kokiu cementu biškį užlieti, kad nebūtų tokios problemos, kad niekas negalėtų įsikasti. Bet žodžiu, kol kas labai patenkinti, atbėga mūsų gyvūniukai. Tik tai atsidaro duris ir pamatojo, kad mes ateinam, iš karto lekia visos, iš visų kampų galinio kiemelio atzuja. Gerai, tai ką, mėlėjai, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Iš tikrųjų, mano video turbūt
didelis šansas, kad pakryps šią Homestead kryptimi, nes pasakosiu daugiau, kaip namie auginam visokius maistus, daržoves ir taip toliau. Šiandien iš tikrųjų susikasėm, daržas jau buvo sukastas, susodinom keletą daržovių, susodinau braškių. Tai papasakosiu, kaip mums sekasi namie, nes norim iš tikrųjų self-sustainable, patys save išsimaitinti bent jau 50%. Nes ypatingai daržovės ir vaisiai ir taip toliau, tai norisi viską organiškai, be pesticidų, be jokių chemikalų ir sveikai su šeima valgyti. Ir va, sakau, naminiai kiaušiniai. Jeigu turėtume daugiau žemės, turbūt turėtume ir karvytę, kuri pieno duotų. Patiem viską organiškai. Kai viskas organiškai, tai yra viskas sveika ir labai gerai. Ir aš tikrųjų dar šnekėjau, nes su mama sakau, kaip viskas pasikeitė, ar ne? Anksčiau, kai būdavom vaikai, tai man atrodo, važiuodavom pas tetą ten į kaimą kažkokį, ar ten kaimiškas sviestas, ir kaimiški kiaušiniai, ar kaimiška grietinė, tai man labai nepatikdavo. Man atrodo, norėdavosi visko iš parduotuvės. Ir man mama sako, kaip patikdavo, atrodo, pas draugę, sako, atsimenu, blynų važiuodavom valgyti. Ir jeigu blynai kepti ne ant taukų, o kepti ant to aliejaus, pirktinio parduotuvinio, to daržovio aliejaus, kas yra nesveika realiai, o tais laikais atrodo, kad tik tai iš parduotuvės pirktinio kaimiški. O dabar viskas apsisuko. Viską norisi patiem pirkti ir viską, patiem pasisodinti, užsiauginti ir panašiai. Na, žodžiu, tai ką, ačiū vėliai dar kartą, kad žiūrėjote šitą video ir susitiksim kitam klipe. Ate.